Ką jūs jau spėjot įdegt? Aš irgi, kaip matot. Kas parėjo, padarom unboxing vienas, antras, pyst. Jo, kinietis, galėjau pirkti Lietuvoje, bet būčiau gavęs tą patį už 3 kainą. Buvau vienam skambinau, sakė, Horneto rankeną už 90 parduoda. Nu ne, dėkui, už 30 geriau pasimsiu kažkokį šūdą. Čia tipo, originaliai jisai darytas naujam CB500X-ui, tas pats šūdas. Tai viską taip ir palikau per tas 2 savaitės, bet jeigu net nežinotum, tai nepasakytum, kad čia kita rankena. Net prancūziški užrašai ant abiejų pasaka. Gerai, tai iš pradžių nusiemam tą seną jį, ne? Please tilpk. Fuck yeah, kaip čia buvęs. Ok, dar ne viskas, dar tą bendžiau reikia uždėti. Bet tai tiks jisai, kur jisai dings. Nes nuo to pačio Horneto būtų tobulai tikusi rankena. Bet brangi. Ir raktas nebe 13. Kaip čia dabar rakto dydį pakeitė. Nu, variniai, tarpiniai, nežinau, kiek jinai turi susiplot, bet manau, nuo jėgos prisispaudžia viskas ir lieka tight. Ok, dabar pažiūrim, kas viduj. Ir gal neberdam to cilindriuko šį kartą, jau pakankamai kainavo man tas pasidomėjimas. Kokia nauja. Wow. Ir galiu padėti į švarę lentyną, netepaluotą. Nu, gražu, klausykit, galima valgyti tiesiog nuo paviršiaus. Nu ką, mėginam toliau terliotis. Nu, kažkur bėga. Tikiuosi viršų. Gaila nepasiekiu pažiūrėti. Čia buvo ką tik fontanas stabdžių skysčio. Pažiūrėk, visur ant panelės. Aš galiu bent vieną moco darbą sklandžiai nuveikti. Jaučiu, kad ne šiam gyvenime. Arba tikrai bent jau ne šitam kanale. Girdžiu, kad kažkas viršui bėga, bet nenoriu žiūrėti, nes žinau, kad vėl fontanas į viršų. Nu, tiesos akimirka. Hei, yra skysčio. Ir sakyčiau, gan visai normalus lygis. Žiūrėk, spaudiniai burbulais varo. Bet nesuprantu, čia patys skysti čiurkškė ar oro burbulas. Nu, burbulų nėra, tai patys skysti tikriausiai. Tai žodžiu, dar biškį pamakaluosiu. Nes matau, dar vienas kitas iššoka tasai burbulas. Tai tuos visus ištame ir galėsim važiuot. Tiksliai, čia nuvalyti viską reikia dar. Sakyčiau, gal nuo ko paprastesnio reikėjo pradėti negu stabdžiai, nes čia toks, koks terlinas darbas visas. Vienintelis dalykas neidentiškas, tai mikrosvičo kontaktai, čia plačiau vienas kito. Bet pamėginsiu šitus tiesiog į šoną paskėsti, gal tiks. Yes. Nu ką, užveriam šitą chuinę ir tikiuosi visiems laikams. O nėra dabar kažkuris veidrodukas aukščiau? Aš noriu važiuoti, o ne į veidrodukus žiūrėti. Žinai, ką dar galim padaryti? Ir šitoj pusė irgi chuinė darosi. Šitą gal biškį įsuksiu, kad liktų ateičiai įtempimai vietos. O patį trosą gal ties čia įtempsiu, žiūrėk kiek laisvumo. Kas tu toks 10? Ne, 12. O jo.
Nu ir kaip čia dabar veikia? O kaip ta rankina? Nu, pirmyn atgal jau nelabai juda, bet į viršų ir žemyn labai išplerus. Ai, manjana. Pagaliau ir važiuoju. Tai pavažinėjau. Stabdis tobulai minkštas, nuo pat pradžių švelniai veikia, po to jeigu užgrybi ir stipriau spaudžia, ta prasme visiška pasaka. Kai testavausi stabdžius, net nedrįsau iki galo užspaust rankeną, nes čia jokių ABS-ų nieko nėra, galvoju praslys priekis, nusivošiu. Tai žiauriai gerai, nes dabar labai patogiai eina derinti ir su galiniu stabdžiu, kai atvarai į sankryžą, iš pradžių priekinį, po to į galą, žiauriai gerai viskas gaunasi. Tai dabar lieka klausimas, ką daryti su šitų gaidžiu. Čia matosi buvo virimta, bet tas kaušas atsirėmė į korpusą, aš nei parduoti nenoriu tokio šūdo, kad užsimuš dar žmogus užsidėjęs. Nežinau, gal kam reikia, padoneitinčiau. O sankabai reikės prie jos pripast, nes va šitiek būdavo laisva, čia pradeda kabint ir čia atleidai, tada čia atšoka jau laisva, o dabar nuo pat čia jau prasideda griebimas, nežinau, gal šiek tiek atsileista trosą, jis gal neturėtų būti taip stipriai įtemptas. Na, dabar jau atrodo geriau. Tai net nežinau, kiek čia gausis minučių to kontento, jeigu dar truks, tai galėsiu atėti kažką pakrapštyti, bet šiaip man atrodo po tų 2 savaičių gerai, kad aplamai bent jau pravažiavau. Tai ką, čius.